Oficiali medininkų žudynių versija skamba taip. Būtent Konstantinas Nikulinas pradėjo medininkų muitinės posto darbuotojų užpuolimą, šaudamas iš pistoleto į automobilyje vas sėdėjusi Juozą Janonį ir padarydamas jam mirtiną sužalojimą, tai yra pataikydamas į stuburą. Po ko Delta 1 grupės darbuotojai suvarė visus 8 Lietuvos pareigūnus į medininkų muitinės vagonėlį, juos suguldė ir iš 2 7,62 mm kalibro Kalašnikovo automatų su garso slopintuvais sušaudė. Tuomet sėdo į automobilį vas ir nuvažiavo į už 800 metrų esančią šalikelę, kurį Uazė laukė Vilniaus OMON štabo viršininko vairuotojas Tadeušas Gudanėcas su Pavelu iš Vilniaus OMON bazės. Tokius kaltinimus generalinė prokuratūra grindžia Tadeušo Gudanėco parodymais. Jau pradėjo švisti ir pamačiau, kad iš pagrindinio kelio įjungtomis šviesomis į mūsų pusę dideliu greičiu atvažiuoja mašina. Pasigirdo trenksmas, nes ta mašina užvažiavo ant akmens. Ant to akmens mašina pakibo, variklis užgeso, iš jos iššoko Rygos OMONo pareigūnai. Tiek Vilniaus apygardos, tiek apeliacinio teismo teisėjai tokia prokurorų įvykio versija ir tokiais pagrindinio prokuratūros liudytojo Gudanėco parodymais patikėjo. Tačiau karštam komentarui toks faktų dėstymas sukėlė didelių įtarimų. Vas automobilio stiklas yra grūdintas, todėl kilo klausimas. Ar žiguliai su peršautu grūdintu stiklu galėjo dideliu greičiu nuvažiuoti nuo muitinės posto 800 metrų, po to dar 100 metrų duobėtų žvyrkeliu, užšokti su trenksmu ant akmens ir likti neišbyrėjusiais stiklais. Nes įvykio vietą apžiūrėję ekspertai rado didelę skylę automobilio kairės pusės galinių durelių stikle, tačiau vos tik kelių policininkai pabandė automobilį nukelti nuo akmens, mašiną pajudino, stiklas iš karto subyrėjo. Taigi, karštas komentaras nusprendė atlikti eksperimentą. Po ilgų paieškų mums pavyko gauti dureles būtent tokio modelio vas automobilio, kokiu į darbą tą naktį buvo atvykęs kelių policininkas Kazlauskas, kuriame anot prokuratūros Nikulinas nušovė Janonį ir kuriuo jau peršautų stiklų pasak prokurorų iš įvykio vietos spruko rygiečiai. Mums šiame eksperimente sutiko padėti fizikos specialistai ir šaudymo sporto klubo GSK instruktorius, daugkartinis Lietuvos šaudymo čempionas, absoliutus VRM šaudymo čempionas Aleksejus Šličkovas. Fizikos specialistai sukonstravo specialų įrenginį, kuris imitavo automobilio vas smūgio jėgą. Įrenginį sumontavo šaudymo sporto klube GSK. Šaudymo instruktorius Šličkovas peršovė durelių stiklą pistoletu Makarov, būtent tokio tipo pistoletu, kokiu anot prokurorų į vas sėdėjusi Juozą Janonį šaudė Konstantinas Nikulinas ir tuomet buvo imituota smūgio jėga. Kaip parodė eksperimentas, esant smūgio jėgai nedaugiau kaip 20 km per valandą, peršautas automobilio stiklas išbyrėjo absoliučiai. Tuo tarpu, kaip žinia, Gudanėcas teigia, jog rygiečiai atrūko žvyrkeliu dideliu greičiu ir ant akmens sušoko net su trenksmu. Išvados. Pirma. Į automobilį vas šauta ne prie muitinės vagonėlio, o šalikelėje, automobiliu jau sustojus, kadangi stiklai subyrėjo tik tada, kai įvykio vietą jau apžiūrėjus ekspertams, kelių policininkai, norėdami nukelti automobilį nuo akmens, jį pajudino. Jei stiklas būtų peršautas prie muitinės posto, stiklai būtų išbyrėję dar iki užvažiavimo ant akmens. Antra. Tai jog žiguliai vas pašauti šalikelėje rodo, kad Vilniaus OMON štabo viršininko vairuotojas Gudanėcas meluoja, o tai reiškia, kad jis nėra patikimas liudytojas. Beje, jei ta mašina iš tiesų būtų važiavę rygiečiai, jų rūbai būtų buvę kruvini. Ekspertai mašinos viduje ant galinės sėdynės ir grindų rado tiek kraujo, kad to, kuris sėdėjo gale, turėjo būti ne tik rūbai, bet ir batai kruvini. O pasak Gudanėco, rygiečiai nebuvo nei kruvini, nei susitepę krauju. Trečia. Tai parodo, kad medininkų nusikaltimas nėra ištirtas, o yra kryptingai kreipiamas tendencinga linkme, kuri netitinka nustatytų faktų, elementarios logikos ir gamtos dėsnių. Ketvirta. Tai parodo, kad prokurorų versija neturi jokio pagrindo. Beje, čia verta priminti, kad Razvodovo vairuotojas Gudanėcas
1991 m. spalio 15 d. mūsų prokurorams paliudijo, kad prezidento Bušo vizito TSRS metu, tai yra būtent tuo laikotarpiu, kai vyko medininkų žudynės, vežiojo kažkokį viršininką iš Maskvos. Tas viršininkas gyveno karinėme dalinyje prie Petro ir Povilo bažnyčios, buvo apsirengęs civiliais rūbais. Gudanėcas iš ten jį kas rytą paimdavo ir atveždavo į Vilniaus OMON bazę. Vilniaus OMON bazėje jis būdavo iki vakaro, o kartais iki vėlumos. Tačiau 2003 metais, tai yra jau po to, kai buvęs Vilniaus omonininkas Pužajus Lietuvos ambasadoje Maskvoje davė parodymus apie tai, kokiomis aplinkybėmis ir kada Vilniaus OMON vado Makutinovičiaus vairuotojas Bormatovas jam prisipažino apie dalyvavimą medininkų žudynėse ir kaip parklupdęs vagonėlio tarpdurvėje šovė į pareigūną, o būtent tai buvo nužudytas Jozakas, Gudanėcas staiga atgavo kabutėse atmintį. Prokurorus puolė įtikinėti, kad Vilniaus OMONas čia ne prie ko, o jis tą naktį medininkų postą neve vežęs 3 rygiečius. Tačiau, kas įdomiausia, net ir teisme Gudanėcas negalėjo pasakyti, tai kiek asmenų į medininkų postą tą naktį vežė, o kad vežė rygiečius, kaip pats prisipažino, taip mano dėl to, jog jo viršininkas Razvodovas taip sakęs. Beje, ir atpažinti Konstantino Nikulino, kad toks būtų buvęs tarp jo vežtųjų, net ir teisme negalėjo. Taigi dabar belieka atsakyti klausimą. Ar Gudanėcas pats sukūrė šią versiją, ar jam kažkas liepė meluoti? Jeigu liepė, tai kas? Абсурд и человеческий, и правовой.